Failai bei aplankai kopijuojasi lygiai taip pat kaip ir tekstas. Visų pirma, pasižymėme norimą failą arba failus, arba norimą aplanką arba aplankus. Ir pasižymėję norimus dalykus, spaudžiame dešinį pelytės klavišą, pasirenkame meniu kopijuoti, tada einame į aplanką, į kurį norime tos paveikslėlius įdėti, spaudžiame dešinį pelytės klavišą ir pasirenkame meniu įdėti. Arba kitaip būna parašyta dar įklijuoti. Ir štai paveikslėliai atsiranda norimame aplanke. Vienas svarbus dalykas yra šitaip kopijuojant, kai pasižymime failus ir spaudžiame dešinį pelytės klavišą, pavyzdžiui, kur nors nubėgę toli su pelytės rodyklė. Paspaudus dešinį, tada šitie failai nusižymi. Kad jie nenusižymėtų, reikia juos pažymėjus su pelytės rodykle likti ant vieno iš tų failų. Ir tada paspaudus dešinį pelytės klavišą, jie nenusižymi. Tačiau šitas dalykas yra visiškai nesvarbus, jeigu mes kopijuosime kitų būdų. Tai pasižymėkime failus ir kad man nereikėtų spausti dešinio pelytės klavišo ir jokių meniu rinktis, aš galiu pasirinkti klavišų kombinaciją Ctrl+C klaviatūroje, eiti į reikalingą aplanką, paspausti Ctrl+V ir reikalingi failai atsiranda vietoje. O jeigu mes kopijuotumėme aplanką, tai pavyzdžiui šitame aplanke yra dabar 2 failai, jeigu aš kopijuoju aplanką, pavyzdžiui į šitą vietą, tai aplankas nusikopijuoja su visais failais, kurie buvo jo viduje. Tai vadinasi, aš dabar turiu ir šičia tuos 2 failus ir štai čia. Vadinasi, failų jau turiu dvigubai daugiau negu prieš tai turėjau.